Airijoje įamžintas Lietuvos lakūno Felikso Vaitkaus skrydis per Atlantą. Jo 100-ųjų gimimo metinių ir Lituanikos 2 skrydžio per Atlantą minėjimo proga vakar Airijos Balinrobo mieste pastatytas laikinas akmeninis žymeklis, kurio vietoje vėliau bus pastatytas paminklas lakūno skrydžiui 1935 metais įamžinti. Lituanikos 2 nusileidimo vietoje, minint lakūno Felikso Vaitkaus 100-asias gimimo metinės bei primenant jo skrydį per Atlantą, pastatytas laikinas akmeninis žymeklis, kurio vietoje vėliau bus pastatytas paminklas lakūno skrydžiui įamžinti, taip pat pasodintas ąžuoliukas. Mes didžiuojamės Feliksu Vaitkum. Jis buvo tas lakūnas, kuris parodė, kad iš tikrųjų galima perskristi per Atlantą. Ir šiandieną, man atrodo, mes galim didžiuotis Lietuvos kariniam oro pajėgom, Lietuvos aviacija, kuri tęsia tas gražias mūsų oreivystės tradicijas. Po tragiško Stepono Dariaus ir Stasio Gerėno skrydžio per Atlantą 1933-aisiais Amerikos lietuvių bendruomenė nusprendė, kad šis skrydis turėtų būti pakartotas, pradėtos kaupti lėšos. 1935 m. rugsėjo 21-ąją, sulaukus pakenčiamos oro prognozės, Vaitkaus pilotuojamas lėktuvas pavadintas Lituanika 2 pakilo iš Niujorko skrydžiui per Atlantą. Netrukus Lituanika 2 pateko ištisinę debesų zoną. Pilotas net 17,5 valandų skrido tik pagal prietaisus, dažnai keitė aukštį, kad krintant šlapdribui neapledėtų lėktuvas. Skrendant sudėtingomis sąlygomis buvo greičiau deginamas kuras. Pastebėjęs benzino siurblio gedimą ir sunaudojęs didesnį nei planuotą kuro kiekį, Feliksas Vaitkus buvo priverstas nutūpti Airijoje. Lakūnas ketino suremontuoti siurblį, pasigildyti degalų ir tęsti kelionę į Kauną. Tačiau leidžiantis Balinrobo ganykloje, vėjo gūsis nubloškė lėktuvą į šoną ir buvo atlaužytas lėktuvo sparnas. Įvykio liudytoja prisimindama tą rytą dar ir šiandien vos tramdo ašaras. Prisimenu, buvo labai tamsus rytas, buvo apsiniaukęs stiprus rūkas. Pamačiau per langą besileidžiantį lėktuvą. Nors pūtė stiprus vėjas, lėktuvas vis dar bandė leistis, tačiau lakūnui nepavyko. Lėktuvas nukrito. Ir šiandien prisimenu tą šoką, kurį patyriau lėktuvui krentant. Per 22 valandas trukusį skrydį Feliksas Vaitkus nuskrido daugiau nei 5000 km. Tai buvo vienintelis sėkmingas skrydis per Atlantą 1935-aisiais. Vaitkus tapo 6-uoju lakūnu vienmotoriu vienviečių lėktuvu perskridusiu Atlanto vandenyną. Renginys skirtas Feliksui Vaitkui atminti oficiali pirmą kartą Airijoje vykstančių Lietuvos dienų pradžia. Lietuvos dienos Airijoje 2007 vyks spalio 8-28 dienomis Dubline, Balinrobe, Kavane, Galvėjuje ir Limeryje.